Sveiki bičiuliai, šiandien kalbėsime apie tai, kokios žinios ir įgūdžiai iš tikrųjų didina jūsų pajamas. Įgūdžiai yra dalinami į dvi skirtingas kategorijas, tai yra soft skills ir hard skills. Tarkim, ką reiškia hard skills? Hard skills yra, kai tu moki programuoti. Tu esi geras programistas, gerai viską moki, viskas tvarkoji, super. Kas yra soft skills? Soft skills yra, kai tu savo kompetencijas ir žinias gali gerai parduoti rinkui. Tai yra, tu moki komunikuoti. Tai hard skills yra geri programavimo įgūdžiai, soft skills yra geri komunikacinės įgūdžiai. Ir šitie soft skills, jie yra be galo svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime, jeigu jisai nori uždirbti daugiau pinigų, gyventi turiningesnį gyvenimą ir mėgautis tuo gyvenimu. Nes nepakanka būti profų programavime, jeigu apie tave niekas nežino. Arba nepakanka būti tiesiog gerų darbuotojų, jeigu tu nesugebi gerai komunikuoti su savo aplinka, su kolegomis, su bičiuliais. Tai jeigu nori pasiekti tikslus, reikia ir gerų profesionalių įgūdžių, ir gerų soft skillsų. Tai šiandien mes pakalbėsime apie tai, kokios žinios ir įgūdžiai iš tikrųjų padės tau pasiekti daug geresnius rezultatus savo gyvenime. Tai ir keliaukim prie 5 įgūdžių, kurie garantuotai padidins tavo pajamas keliasdešimt ar net kelis šimtus kartų, jeigu tu juos panaudosi. Ir prašau paspausti like ir subscribe mygtukus, nes kiekviename punkte aš duosiu konkrečius patarimus, kurie tau padės šitos įgūdžius išsiugdyti ir pasiekti savo tikslų. Pirmas įgūdis yra emocinis intelektas. Dabar emocinis intelektas dalinasi į dvi dalis. Iš vienos pusės yra gebėjimas suprasti kitų žmonių emocijas, ką jie jaučia, kaip jie masto, kokios potencialios grėsmės arba naudos iš jų galima tikėtis ir tiesiog suvokti, kaip kiti žmonės jaučiasi ir galvoja. Antra dalis yra kuri turbūt yra dar svarbesnė negu pirma, yra suvokti savo emocijas, savo būsenas, savo mintis, kodėl atėjo pas mane būtent tokia mintis, kodėl aš pajutau būtent tą emociją, kaip aš galiu suvaldyti savo emocijas. Čia turbūt yra pati svarbiausia kompetencija ir svarbiausias įgūdis yra gebėjimas pirmą suvokti, o paskui valdyti savo emocijas. Ir šitas įgūdis turi įtakas visiems gyvenimo ir darbo atvejams. Dabar pabandyk prisiminti kokią nors situaciją savo gyvenime, kai dėl kažko patyrei kažkokias nors emocijas, neigiamas, blogas ir pridarai kažkokių nesąmonių. Mano gyvenime yra labai daug kartų tai buvo. Kažką padarai, paskui galvoji, Jėzus Marija, kam aš tą nesąmonę padariau, kodėl aš taip pasielgiau. Tai čia yra todėl, kad mes nesugebam kontroliuoti savo emocijų ir nesugebam savo emocijų suvokti, suprasti. Nes pirmą reikia jas suprasti, tada reikia jas nukreipti ten, kur reikalinga tau. Ir visą laiką vadovautis reikia tokią filosofiją, kai gauni kažkokią emociją ir mes iš karto įpratę reaguoti. Tarkim, važiuoju automobiliu ir tave kažkas nors pakerta. Čia standartinis, tradicinis dalykas. Manęs tai visiškai dabar nebejaudina. Gal jeigu tai pakerta ir sudaro avarinę situaciją, tai tada adrenalinas išsiskiria viską, bet aš nejaučiu negatyvių emocijų to žmogaus atveju. Tai todėl, kad jau aš esu išsiugdęs tą įprotį, kad nebereaguoti tokius dirgiklius. Tai dabar ką duoda aukštas emocinis intelektas konkrečiai tau? Visų pirma, tu geriau supranti save ir kitą žmogų, reiškia, gali priimti labiau geresnius sprendimus. Visų antra, tavo gyvenime vyksta daug mažiau streso ir nerimo, nes tu pasirenki savo reakciją. Visų trečia, tu labiau patinki žmonėm, esi žmogus, kurio tiesiog malonu bendrauti, kuris nepuola ten reaguoti kažkaip tai ir panašiai. Visų ketvirta, tu sukuri daug geresnius santykius tiek su kitais, tiek su savim. 3 konkretų žingsniai, ką galima padaryti iš karto, kad pasididinti savo emocinį intelektą. Nepaisant to, kad tiesiog reikia paskaityti knygas internete apie tai, kaip didinti emocinį intelektą, bet patys paprasčiausiai yra šie. Tai meditacija arba mindfulness, kur tiesiog nukreipia dėmesį į dabarties momentą, čia ir dabar, labiau save suprantat. Antras, rašo dienoraštį, nes jeigu nori suprasti save, rašyk dienoraštį. Tai gali būti dėkingumo dienoraštis, galim įvykio aprašymas, galima savo emocijų dienoraštis, nes dienoraštis padeda geriau save suprasti. Aš dienoraštį rašau apie 15 metų ir labai smagu kartais atsidaryti, pasiskaityti, pasižiūrėti, kaip aš tada, kokios mano gyvenimas buvo tada, kokios mano būsenos buvo tada, kaip aš jaučiausi tada, kokios mintis buvo, kokie tikslai ir taip toliau. Tai dienoraštis labai gerai padeda suprasti. Tada trečias dalykas - pasidomėti kognityvinę elgesio terapiją, nes viena iš užduočių, kurią aš dabar, pavyzdžiui, vaikštau tą kognityvinę elgesio terapiją, labai fainas dalykas ir vienas iš dalykų, kad ten reikia minčių dienoraštį rašyti. Kur tu aprašai emocijas, kilo kažkokia emocija, tada išsiaiškini, kokia jausmai buvo kūne, kokios mintis tada kylo, ką dariau su tom po to, kai kilo tos mintis. Ir kai pradedi aprašinėti situaciją, tada tu ją gali visiškai kitaip suvokti, nes savo emocijas, savo jausmus visai kitaip suvokti. Tai 3 dalykai padedantis didinti savo emocinį intelektą.
Ok, antras dalykas, kuris padės jums uždirbti daugiau pinigų ir apskritai gyventi pilnesnį gyvenimą, tai yra atsakomybė. Tai kiek daug žmonių vengia atsakomybės ir nusiema nuo savęs. Tai čia aplinka kalta, tai čia gimiau ne toj šaly, tai čia Lietuva bloga, tai valdžia. Visi aplinkui kalti dėl konkretaus žmogaus nesėkmių gyvenime. Ne? Aš turiu blogą išsilavinimą, aš turiu ten tą. Yra daug tų istorijų papasakotų, kur viena iš geriausių istorijų, kai ėmė interviu iš visų gerbiamo daktarų, sako, tai kaip čia jums pasisekė, vat, jūs taip pasiekė tokių ten tikslų ir taip toliau, čia visų gerbiamas daktaras, jo, savo, o gyvenote ten, tėvas alkoholikas, muždavo ten, rajonas net netinkamas, bet vat, kaip jūs pasiekėt, sako, tai aš matydavau viską aplinkui tą. Tai kaip aš galėjau kitaip pasielgti, žinai, man reikėjo kabinti į gyvenimą. Ir jo brolis taip pat dvinys kalėjime sėdėjo, sako, tai kaip tu, sako, taip vat, degradavai, žinai, o tavo brolis čia, sako, aš gyvenau tokioje aplinkoje, ir kokio aš galėjau tapti, visur nusikaltėlė ir taip toliau. Tai va, tai yra visur pasirinkimas, vienas prisiema atsakomybę, kitas perkelia atsakomybę kitiems. Tai atsakomybės prisiėmimas yra vienas iš tų faktorių, kuris garantuotai padidins tavo pajamas, tavo atlyginimą ir tavo gyvenimo kokybę, nes tarkim, dirbi kažkokiam darbe, kuris tau nepatinka, kur mažai moka, gal aplinka tavęs netenkina ir tada visus aplinkų kaltini. Va, čia visi jie aplinkų kalti, tai kaip aš galiu, kur aš galiu dirbti. Tai mes visą laiką, šiaip apskritai, už ką mums moka atlyginimą, ne už ką mes gaunam atlyginimą. Atlyginimą mums moka už atliktą darbą, bet mūsų uždarbis priklauso nuo prisimtų rizikų. Kuo didesnės rizikas mes gebam prisimti ir suvaldyti, kuo daugiau atsakomybės sugebam prisimti, tuo didesnis pajamas mes gaunam. Tarkim, su visą pagarbą šlavėjams, jų rizikos prisimamo lygis yra ženkliai mažesnis negu įmonės direktorius, kuris atsakingas už tam 500 darbuotojų. Ne? Tai jų rizikos levelis kitoks, tai reiškia, taip ir atlyginimas skirtingas yra. Nes nepaisant to, kad tiek šlavėjas daro gerą darbą, ne? Tiek įmonės direktorius daro gerą darbą, bet jo atsakomybių ir rizikų lygis daug didesnis, atsakingas už 500 darbuotojų, o šitas žmogus atsakingas yra už tai, kad būtų tvarkingas, ten, nežinau, gatvės ir panašiai, kad žiemą tenais nieks nepaslystų ir panašiai. Na, tai čia jau iš savo praktikos pasakoju, nes aš nuo 12 iki 14 metų aš dirbau savo kooperatiniam name, ten dirbau su sesė šlavėjai. Na, tai aš žinau, ką reiškia tas darbas. Ir taip pat dirbau dideliai korporacijai 100 milijoniniai komercijos direktoriumi. Tai aš esu ir ten pabuvęs abiejose dalykuose. Tai kaip man nuo šito pereiti pavyko į direktoriaus poziciją, tai paprastai todėl, kad aš prisimdavau didesnės rizikas, prisimdavau atsakomybės ir nevengdavau ir nebijodavau. Tai nereiškia, kad tu privalai tai daryti, ne? Tai nebūtina, bet tiesiog reikia suvokti tiesioginę sąsają nuo to, kiek rizikų ir atsakomybių tu prisėmi, su tuo, kiek tu pajamų gauni, ne? Nes tu vengi rizikos, minimizuoji, kad neduodėjo manęs niekas nepaliestų, nepamatytų, kad aš būčiau ten dirbu savo darbą ir manęs niekas nelieskit, tai tavo atlyginimas nedidės. Taip, ne? Jis gali augti su tavo kompetencija, viskas su to yra ok, bet jisai turės labai stiprius ribojimus. Tai va, tai dabar ką konkrečiai tu gali padaryti, kad prisimti atsakomybės aukštesnės, rizikas didesnės. Tai kultivuoti savo mindsetą, ne? Tai yra mąstymo būdą, kad aš esu pats atsakingas už viską, kas atsitinka su manim mano gyvenime. Viskas. Vat kai šitą prisėmė, iš karto daug paprasčiau tampa. Aš pats atsakingas už viską, kas atsitinka su manim mano gyvenime. Antras žingsnis tiesiog atsėsk, aprašyk, kokius tikslus turi, ką tu norėtum gyvenime pasiekti ir tada susirašyk, kokių tau išteklių reikia, kokių ryšių, žinių, kompetencijų, finansų, laiko. Vat viską pasirašyk, ką tu nori gyvenime pasiekti. Ir tada susidėliok step by step žingsnius, kaip tu tai pasieksi. Ir svarbiausia tik tai šioje vietoje, kad tai būtų tavo, konkrečiai tavo tikslai. Ne kiekvienam reikia lambo, ne, man nereikia visiškai lambo. Tai jeigu tu pamatai kažkoks ten bičas važinėja, tai nereiškia, kad ir tau reikia. Tai todėl pagalvok, kas konkrečiai tau patinka, ko konkrečiai tu nori, kokiu tau ir kokie tau yra tikslai, ir kokiu tau konkrečių išteklių reikia. Ir kartais gali būti taip, kad tu pradėsi kažką daryti ir tau nepasiseks. Nu tai ką daryti, jeigu nepasiseka? Ta pati, ką daro maži vaikai. Jeigu jie eina, pumpt, nukrenta, ką jie daro, jie atsistoja ir eina iš naujo. Tol, kol pasiseka. Kartais mums reikia pasimokinti iš mažų vaikų, nes mes tai pamirštam, kai suaugam. Trečias dalykas - nuolatinis tobulėjimas. Nuolatinis mokymasis ir savo įgūdžių tobulinimas tai ženkliai prisidės prie to, kad tavo pajamos didės, nes gyvenimas keičiasi, pasaulis keičiasi profesijos, vienas tampa aktualesnės, kitos nyksta, ne? Ir jeigu žmogus yra užsikabinęs už savo senos profesijos, kas dabar prisimena kaminkrečius ar liftininkus, tai tie žmonės, jie turėjo persiorientuoti arba jie tiesiog išmirė.
ne? Nes jų nebeliko, nes niekada tų profesijų nebėra. Tai tas pats ir dabar. Pasaulis keičiasi greitai, tai reikia gebėti prisitaikyti prie pasikeičiančio pasaulio. Tai va, tai pastovus mokymasis ir įgūdžių tobulinimas ir adaptacija prie besikeičiančio pasaulio, tai labai stipriai padės ir tavo gyvenime. Pavyzdžiui, kaip karjerą daryti. Ne? Karjera yra horizontali ir yra vertikali. Vertikali tai karjera, tai va kaip aš. Tai kaip, pavyzdžiui, aš pradėjau 12 metų gatves šluoti, o baigiau komercijos direktorium 100-milijoninėje kompanijoje. Tai vadinasi vertikali karjera. Ne? Horizontali karjera yra tada, kada tu savo įgūdžius, tai ką tu mokai, ką tu žinai, tu juos gilini, gerini ir tampi profu savo srityje. Tai norint, kad pasiektum rezultatus, tai reikia arba daryti karjerą, kur kiekvienam laiptelėje tau daugiau moka, nes tu daugiau atsakomybių ir rizikų prisiemi, arba tapti nepakeičiamu savo profesijai. Pavyzdžiui, jeigu grįžtant prie IT pasaulio, yra juniorai ir seniorai, ne? Ir tas moka programuoti. Bet tas, kuris jau turi daug patirties, žinių, kompetencijų, kuris ten jau daug metų tame dirba, jisai daug greičiau, daug efektyviau, daug geriau ir su mažiau laiko sąnaudom ir su visais kitais privalumais jisai pasiekė savo rezultatų negu tas, kuris dar neturi tiek patirties. Ne? Todėl, nepaisant to, kad jie daro, atrodo, tą patį darbą, tas, kurio kompetencijos yra aukštas, jisai gaus daug didesnį atlyginimą už savo darbą, nes jis jau praėjo visą tą kelią ir moka. Tai dabar ką galim padaryti, kad tobulinti savo įgūdžius ir didinti savo kompetenciją, žinias. Pirmas dalykas, kaip bebūtų banalu, tai skaitykite knygas. Tiek grožinė, tiek self-help books arba ten profesinė literatūra. Grožinė literatūra skatina mąstyti. O profesinė literatūra, tai arba self-help books, taip vadinamas, jos padeda, jos motyvuoja, įkvepia tave, suteikia tam tikrų įrankių, instrumentų, žinių, kompetencijų, tai irgi labai naudinga yra, bet svarbiausia yra pasinaudoti tai, ką perskaitai. Antras dalykas yra išsirink mokymus, tuos, kur tu norėtum tobulėti, kurioje srityje norėtum tobulėti, sumokėk pinigus ir praeik kursus, seminarus, mokymus, ar dar kažkaip ir padaryk tai, ką išmokai, kas yra svarbiausia. Kas dar yra labai sveika šiuolaikiniam pasaulyje, tai nueiti fiziškai tos mokymus. Virtualiai yra labai faina, labai super, bet virtualiai kai tu sėdi per monitorių, tu nepajauti grupės atmosferos, nepajauti grupės drive, tu negali pabendrauti su žmonėm tiesiogiai, neužsimezga ryšiai ir kontaktai, nėra emocinio susijungimo. Tai man labai gaila matyti žmonės, kurie tiesiog didžiąją dalį pragyvena virtualiam pasaulyje, viskas per nuotolį, mokymai per nuotolį, bendravimas per nuotolį, tai nepajaučia tos artimo bendravimo chemijos. Ir jie nepanaudoja visų savo juslių, o mato tik tai girdi ir mato. Negali užuosti, negali prisiliesti, negali kartu pavalgyti, pajausti tų emocijų, tos atmosferos, to drivo ir nėra to apsikeitimo patirtim. Tai va. Ir kaip sakiau, darykite tai, ką išmokot. Kažką sužinojot, panaudokit. Sužinojot, panaudokit. Ne, tai, kas neveikia, atmeskit. Tai, kas veikia, naudokit. Ir tada tikrai bus viskas gerai. Na ir galiausiai tapkite savo srities profai. Va čia yra labai svarbu, nes ne visiems norisi daryti karjerą, horizontalę, vertikalią karjerą. Kažkas nori būti tiesiog savo srityje geriausias. Nežinau, aš moku, pavyzdžiui, rašyti tekstus, ir aš jau esu profas. Mano tekstai yra, aš kiekvieną kartą už savo tekstus galiu ten imti vis daugiau ir daugiau pinigų, nes dirbu profesionaliai. Arba, pavyzdžiui, aš moku filmuoti, ir mano nufilmuoti video ten tampa super, nerealiai. Ir iš drono, ir iš šono, ir pritraukia. O kaip mūsų operatorius Joris filmuoja su to stabilizatorium, su viskuom. Tai kai tobulini savo įgūdžius, tampi profu, tai tavo atlyginimas irgi kyla, nes vis daugiau žmonių nori tave nusamdyti. Tai tapkite savo srityje, profai savo srityje ir nebijokit keisti profesiją, jeigu matot, kad tenais yra pasiektos lubos. Na ir čia einame prie ketvirto įgūdžio, kurio reikia, tai yra komunikabilumas. Chebryte, niekas neatneš jums tiek vertės ir naudos, kaip gebėjimas užmegzti ir palaikyti santykius su skirtingais žmonėmis. Nes, o dabar pagalvok, iš kur tu gauni pinigus? Kas moka tau pinigus? Kiti žmonės. Pinigai banke atsiranda todėl, kad kažkas tai paspaudė mygtuką, pervesti pinigus ir jie įkrito į tavo sąskaitą. Kas buvo tas konkrečiai žmogus? Jis buvo kažkokios įmonės darbuotojas ar kažkoks fizinis asmuo. Tai ne kažkokie mistiniai dalykai. Tai yra kažkas žmogus pervedė tau pinigus. Kodėl tau pervedė tos pinigus? Nes tu kažkokiam kitam žmogui suteiki vertę, ne? Tarkim, imkim šlavimo pavyzdį, aš šluoju ten gatves, valau sniegą, man tada tuo metu kooperatyvinis namas bendrovė paspaudė mygtuką, man pervedė pinigus už mano darbą, aš atlikau paslaugą. Tai pinigus tau atneša kiti žmonės. Tai išmok gerai komunikuoti su kitais žmonėmis, išmok bendrauti, išmok parodyti savo vertę, parduoti idėją. Tai komunikabilumo įgūdis, čia yra turbūt vienas iš geriausių dalykų. Aš, pavyzdžiui, labai gerai prisimenu, kai aš pradėjau mokintis viešo kalbėjimo, kai pradėjau mokintis NLP,
neurolingvistinio programavimo, kaip aš nuėjau į BNI, Business Network International klubą, ar ne, kur ten vienyje 200 tūkstančių verslininkų iš viso pasaulio. Ir visur teko komunikuoti, bendrauti. Ir tai labai stipriai man padėjo nuo 17 metų, aš pradėjau dirbti padavėjų bare, man labai patiko tas darbas, ne, bet aš visą laiką svajojau apie kitą karjerą. Ir tai labai padėjo tie ryšiai, kontaktai, kuriuos aš užmėgau, tas bendravimas, gebėjimas bendrauti, nes dirbant padavėjų, barmenų, labai stipriai išlavinį komunikacijos įgūdžius. Tai man padėjo ateityje, be galo padėjo ateityje. Tada aš investavau savo laiką į edukaciją, į mokymusis, į praktinius mokymusis, į viešą kalbėjimą, į verslo klubus jau ir taip toliau. Tai man tai labai padėjo ir darbe, bendraujant ir su vadovais, ir su pavaldiniais, bendraujant su klientais, bendraujant su kitais žmonėmis, mesgant santykius su kitais žmonėmis. Tai man padėjo bendraujant ir su moteriška auditorija, ne, nes tai lavini charizmą, bendrauji ir tampi patrauklus kitai lyčiai. Tai gebėjimas komunikuoti, perteikti savo žinutę, įkvėpti kitus žmonės, gauti iš jų suportą, pagalbą, kartu simbiozijai su aukštu emociniu intelektu, tai yra mind-blowing. Ne? Elonas Muskas tikrai nebūtų turėjęs tokių rezultatų, jeigu jisai nemokėtų parduoti savo idėjas. Jo? Tai kad ir kaip atrodo, tai paradoksalu, bet reikia mokintis komunikacijos. Ir šitas įgūdis, jisai bus reikalingas visada. Tol, kol egzistuoja žmonija. Tai ką konkrečiai galim padaryti su komunikacijos gebėjimas? Tai pirmas dalykas - išmokti kalbėti viešai, daryti prezentacijas. Jeigu, pavyzdžiui, dirbate ofise, tai be šito nieko. Ne? Mokėjimas kalbėti viešai, tai yra Toastmasterių klubas, tai yra viešo kalbėjimo kursai, mokymai ir taip toliau. Nesvarbu, kad pasaulis dabar labai stipriai persikėlė į virtualų, bet tie žmonės, kurie lieka realybėje, jiems komunikacijos įgūdžiai yra be galo reikalingi. Tai antras dalykas yra tiesiog būkite smalsūs, tiesiog domėkitės kitais žmonėmis, nes niekas taip nepadeda jums atrodyti gerąja prasme, žavingai, fainai, taip kaip nuoširdus domėjimasis kitų žmogumi. Ja, pasižiūrėkite, jeigu jūs bendraujate su kažkom ir kažkas nuoširdžiai jūsų klausosi, nuoširdžiai jūsų domisi klausosi, jums atrodo, tas žmogus labai fainas, patrauklus. Ja, taip lavinsit savo charizmą ir būkite tiesiog smalsūs ir žingeidus ir domėkitės kitais žmonėmis. Na ir galiausiai paskutinis dalykas, kuris padės tikrai tau padidinti savo finansinę padėtį, tai yra finansinio raštingumo ugdymas. Čia jau net nėra ką kalbėti, nes yra kelios tabų temos pas žmonės, tai yra seksas ir pinigai. Ne, apie savo ten kiek uždirbu nepasakoju, kokia mano situacija finansinė nepasakoju, ne, ir kartais gyvenat su žmogum, atrodo, kad ir fainai, pas jį viskas labai gerai, atrodo sėkmingas, o paskui išaiškėja, kad pas jį ten bankrotas, nebėra pinigų, viskas leasingų, atrodo sėkmingas žmogus, ne, įvyksta kažkokia nors gyvenimo turbulencija, kokia, pavyzdžiui, išsiskiria poroje ir pasirodo labai katastrofiška padėtis visose, ne, visi skolose. Arba pats gyveni, atrodo viskas gerai, dirbi, uždirbi, žmogus darbą praranda ir pys žiūri, jau nebėra pas jį pinigų, jam viskas blogai, jau tenka emociškai blogai jausis ir panašiai. Tai finansinis raštingumas nėra raketų mokslas. Realiai, kad suprasti bazinius principus, užtenka kelių valandų. Tiesiog kelias valandas vietoj TikToko skrolinimo ar Instagramo skirk savo finansinio raštingumo tobulinimui. Tai reiškia, ką gali konkrečiai padaryti. Pirmas greičiausias kelias yra nueiti į konsultaciją. Pas mus po šio video aprašyme yra nuoroda, kur gali užpildyti savo finansinio raštingumo testą ir jau sužinot, kokiame lygyje esi pats. Ir paspaus nuorodą ir nueiti į konsultaciją, pasikonsultuoti, kur jau ten paaiškins pagrindinius bazinius esminius dalykus, duos įžvalgų, duos pirmus žingsnius, ką galima padaryti, identifikuos tavo padėtį, vertins kokią tavo situaciją ir ką galim padaryti geriau. Tai čia pirmas dalykas. Ir pats lengviausias. Nueiti į konsultaciją ir gauti analizės savo situacijos ir įžvalgos, kurios tikrai nukreips ten, kur reikia. Antras dalykas yra suprasti bazinius dalykus. Baziniai dalykai. Kas yra infliacija, dividendai, sudėtinės palūkanos, kas yra diversifikacija, kokios yra turto klasės, kokios yra saugios ir nesaugios investicijos. Taip, tada tu išvengsi papulimo į kažkokius skemus, kur garantuoja ten 100% per mėnesį uždarbį ir visas kitas nesąmonės. Tai reiškia, nes dažniausiai žmonės dėl godumo ir kvailumo praranda pinigus. Ir suprasdamas bazinius dalykus, suvosi, ko galima tikėtis ir bent jau jausies daug užtikrinčiau, žinodamas, kas tai yra šitie dalykai ir kaip ir ko tu gali tikėtis ateityje, investuodamas iš vienos pusės išvados iš iliuzijų, iš kitos pusės paskatins tave imtis kažkokių veiksmų. Tai baziniams dalykams suprasti užtenka keletos valandų, 2, 3, 4 valandų, tiesiog pasiskaityti, suvesti tos žodžius skirtinius, kuriuos aš pasakiau ir jau labai paprastai tampa aišku, daugmaž kas yra visi šitie dalykai. Na ir tada, kas dar labai padeda, tai imtis veiksmų. Atrodo, kad tai gąsdina, bet jeigu tu to nesiimsi, nedarysi, tai tu ir neturėsi rezultatų. Savo pirmą darbą
darbą prisimink arba savo dabartinį darbą prisimink. Kažkada atėjai į tą darbą nemokėdamas nieko nežinodamas kaip daryti. Bet ėmėsi veiksmų, pradėjai daryti, mokėsi, edukavaisi po biškį, tapo vis geriau ir dabar tu puikiai atlieki tai, ką dirbi. Ir ateina, pavyzdžiui, kažkoks kitas žmogus pas tave į tavo profesiją dirbti, kuris tik pradeda savo veiklą, tu jau gali taip žiūri iš viršaus jau. Nu tai aš jau moku, tu dar tai mokintis reikia, ne? Bet jisai po biškį irgi daro, irgi išmoksta. Tai tas pats su investavimu. O dabar minutėlį sustokim. Ar dažnai pagauni save galvojant, kad reiktų pradėti investuoti? Gal net turi atsidėjęs tam pinigų, bet vis atidėlioji tą pirmą žingsnį. Nes atrodo per sudėtinga arba tiesiog nežinai nuo ko pradėti. Jeigu atpažinai save, įdėmiai paklausyk. Turiu tau sprendimą, kuris lengvai padės pradėti. Tai Freedom 24. Ir kodėl būtent jie? Visų pirma, viskas yra lietuvių kalba. Jokių neaiškumų ar kalbos barjerų. Galėsi jaustis drąsiai. Pati platforma sukurta taip, kad būtų itin paprasta naudoti. Investicijas galėsi valdyti tiesiog telefonu. Freedom 24 yra dalis kompanijos, kurios akcijomis prekiaujama Nasdaq biržoje, o tai reiškia griežtą JAV priežiūrą ir tavo pinigų saugumą. Be to, tu gausi prieigą prie viso pasaulio, virš 1 milijono akcijų ir ETF-ų 15 skirtingų biržų. O kad žengti pirmą žingsnį būtų dar maloniau, Freedom 24 turi puikų pasiūlymą naujiems klientams. Jeigu atsidarysi ir papildysi sąskaitą per nuorodą video aprašyme, galėsi gauti dovanų net iki 20 atsitiktinių akcijų. Tai yra puikiai galimybė pradėti savo investavimo kelionę su papildomu kapitalu. Todėl nėra ko laukti, leisk savo pinigams dirbti. Spausk nuorodą aprašyme, atsidaryk sąskaitą ir pasiimk savo dovanas. O jeigu nori viską daryti žingsnis po žingsnio, ten pat rasi ir nemokamą instrukciją. Pradėti yra daug lengviau nei tu manai. Tai štai 5 konkretūs dalykai, kurie be abejonės vienareikšmiškai 100%, jeigu juos kultivuosi, padidins tavo pajamas. Tai yra emocinis intelektas, atsakomybės prisiėmimas, komunikacijos, bendravimo įgūdžių tobulinimas, nuolatinis tobulėjimas ir prisitaikymas prie besikeičiančio pasaulio ir finansinis raštingumas. Jeigu šitos 5 dalykus tobulinsi, rezultatai bus superiniai. Na ir be šitų 5 pagrindinių dalykų dar yra atsparumas stresui, mąstymo mastas, kūrybiškumas, inovatyvus mąstymas, tinklaveika ir dar kiti dalykai. Tai jeigu tokios tipo turinys tau patinka, spausk like ir subscribe mygtukus, parašyk komentarą, apie ką norėtum daugiau video. Tai kol kas tiek ir iki susitikimo kitose video.